Nepriklausomybę atgavusi Lietuva. Šalis atsiduria tarp laisvės vilties ir nežinomybės. Atsivėrusios sienos pradeda didžiulį ekonomikos augimą, tačiau su pinigais užgimsta ir mafija. Miestų gatvėse įsigali gaujos, plinta reketas, sprogdinimai, o žmogžudystės tampa kasdienybė. Nusikalstamas pasaulis ima kėsintis į valstybės pamatus, pasitelkdamas korupciją ir žiaurumą. Prokuratūra, kuriai tenka atsakomybė sustabdyti šią nusikaltimų bangą, tampa Lietuvos teisinę sistemą formuojančių stuburų. Tuo laikotarpiu prokurorų darbas buvo ne tik profesionalumo, bet ir asmeninės drąsos išbandymas, nes dirbti tenka tamsiausiais Lietuvos nepriklausomybės metais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jūs tapot pirmuoju generaliniu prokuroru. Kokia padėtis tada buvo Lietuvoje? Reikia pasakyti, kad jinai labai keitėsi. Mes visą laiką kriminologinę padėtį pagal nužudimų skaičių vertindavom. Tai jeigu kokiais 89, 150, 155 nužudimai, tai per 90-93 metus šoktelėjo beveik iki 600. Tai nužudimai, sakyčiau, bent jau rodo, kokia buvo sudėtinga situacija, sudėtinga ir kriminogeninė tvarka, sudėtinga ir kriminogeninė padėtis, bet ir mūsų darbuotojų atžvilgių, kokie buvo sudėtingi laikai, nes, pripažinkim, kad prokuratūra 90 metų 22 paskyrus mane po savaitės buvo okupuota. Iš karto, įvesta kariuomenė ir žmonės dirbo, okupacijos sąlygom. Mane iš vis neįleido į pastatą. Tai ir niekas mums, kaip sakyti, krūvio negalėjo nuimti darbo ar sumažinti. Tai reikėjo tokiom sąlygom tuo metu dirbti. Bet kaip taip atsitiko, kad žlugus Sovietų Sąjungai Lietuvoje padidėjo nusikalstamumas? Aišku, atsivėrė sienos visų pirma. Buvo labai nesunku išvažiuoti į vakarus. Nebebuvo tos jau, kaip sakydavom mes, uždaros sienos, kur apskritai vakarai buvo, kaip ir svajonė. Kitas dalykas, didžiausias virsmas ekonomikoje. Prasidėjo plėstis ir privatizacija ir didėti privati nuosavybė. Valstybinė nuosavybė buvo privatizuojama arba bankrutavo nutrūkus ryšiams. Tas pats Rusijoje, tuo metu dar Tarybų Sąjungoje 90-ais. Tai ten irgi, revoliucija po revoliucijos, pučas, Jelcinas, Gorbačiovo atsistatydinimas ir taip toliau. Kitaip sakant, irgi susidarė tokia padėtis, kad, jeigu dabar pagriebsi, tai turėsi. Nesugriebsi, tai gali ir visam gyvenimui likti vargšas. Tai aišku, kiekvienas griebė. Čia toks pavyzdys, kad tuo metu Estija, bent jau Lietuva, nežinau kaip Latvija, buvo vienas didžiausių eksportuotojų metalo. Tai įsivaizduokit, į Europą vežė, iš kur tas metalas? Iš Rusijos, iš gamyklų. Tai mūsiškiai, važinėdavo iš gamyklų, pirkdavo už pusdykiai tą metalą ir veždavo daugiausiai į Vokietiją, nes Vokietijoje fabrikai, jiems reikėjo daug metalo. Ir buvom vieni iš didžiausių eksportuotojų pasaulyje. Tai aišku, prasidėjo kontrabandos, nes šiek tiek ir sienos jau buvo uždarytos, sakysim, mes turėjom muitinę, tikrinom įvežamas prekes, tai tada atsirado galimybė apeiti muitų kontrolę, atsirado alkoholis, tabakas, narkotikai dar tuo metu tik
buvo pati pradžia. Spirito kontrabanda tikriausiai buvo. Spirito buvo iš Rygos uosto ėjo ten cisternom. Nu, kitaip sakant, ir aišku, tas nelegalus toks didelis biznis, nu, davė ekonominį pagrindą visam tam, sakysim, nusikalstamam pasauliui. Tas nusikalstamas pasaulis, kaip vienas man sakė, yra tas jau juodas, yra toks tamsesnis, nu, dar toks pilkas, reiškia, yra tokių, nu, tai ten visi gyvena iš to, galbūt vieni daugiau, kiti mažiau. Nu, ir aišku, prasidėjo privatizacija, prasidėjo interesai, ir tie interesai buvo labai tokiam stipriam nusikaltėlio akiratį. Ne vienas aukcionas nepraeidavo, jeigu tai geresnis objektas, tai jie dalyvaudavo arba jų proteguojamas, reiškia, žmogus stengiasi, kad laimėtų. Tai ten būdavo visokių dalykų ir tą dieną, kai vyksta aukcionas, tas žmogus dingsta, paskiau pasirodo, būdavo kažkur pagrobtas, prirakintas antrankiais prie kokio radiatoriaus. Kitaip sakant, nu, kriminalinė padėtis kasmet vis blogėjo. Ir kitas dalykas, tiek policijai pradėjo trūkti žmonių, nes žmonės tokiuose sąlygose dirbti nenorėjo. Nu, kaip sakiau, dirbom okupacijos sąlygom. Lietuva dar tik tai po metų buvo pripažinta, tai po sausio 13-osios Islandai pripažino, o visos didžiosios šalis Lietuvos nepripažino. Rusija dar vis mums kenkė, tai ekonominė blokada, tai sausio 13-ąją, tai pučas. Kitaip sakant, dar vis bandė grąžinti mus į TSRS glėbį. Tai va tokiom ir politiniam, ekonominiam ir kriminogeniniam sąlygom ne visi norėjo būti. Aš galiu pasakyti, kad 93-ais ar turbūt dar 3-ais nebuvo kam važiuoti įvykio vietos, nes tuo metu prokurorai važiavo į pačius sudėtingiausius nusikaltimus. Tai studentai ateidavo dirbti 4, 5 kurso. Ar pasitikėjot kitomis institucijomis? Nu, kaip pasakyti, sudėtingas buvo laikotarpis ir policijoje daug buvo tuo metu, nu, sakysim, nesąžiningų žmonių, kurie ar tai bendradarbiavo su nusikaltėliais, ar ten toks momentinis būdavo jų bendravimas. Bet faktas, kad, nu, sakysim, Kaune buvo labai paplitęs automobilių, reiškia, grobimas. Tai jeigu žmogus nueidavo į policiją pranešti, kad pagrobė jo automobilį, tai sakydavo, eiktų į Vilulą, ten daktarų, reiškia, buvo irštva, ir ten tarkis ir tau gražins. Taip ir būdavo, žmogus nueina, jam iš karto ten pasako 5000 eurų, šitų dolerių, ar ten dar kiek tai, sumokėsi, atgausi tą mašiną. Tai net policija nurodydavo, kaip tą padaryti ir patys nejudindavo piršto. Organizuotas nusikalstamumas tada pradėjo bujoti, iš tikrųjų atsirado pinigai, dideli pinigai, atsirado ginklai, atsirado, reiškia, nu, sakysim, tokia grupė kaip sportininkai, kurie labai įsiliejo į tas nusikaltėlių gretas, daug ten ypač tų jėgos sporto šakų, ten boksininkai, imtynininkai, vat, buvo jų nemažai. Ir, aišku, jau tuose miestuose, kur Klaipėda, Vilnius, Kaunas, Panevėžys, tai čia jau Šiauliai, jau čia garsėjo tais, reiškia, savo garsiom pavardėm nusikaltėlių, bet ir rajonuose, tokiuose centruose kaip Marijampolė, kaip Tauragė, Biržai, nu, irgi buvo pakankamai tokios žiaurios gaujos, kurios tarpusavį ir kovojo už rinkos dalį, bet ir, nu, kas pagrindiniai būdavo? Tie patys verslininkai, kurie tuo metu bandė daryti verslą. Tai jeigu va šiandien
paklaustumėt verslininką, kuris 90 metais pradėjo verslą, tai turbūt sunkiai rasit žmogų, kurį neaplankė nusikaltėliai, nereikalavo mokėti už apsaugą, nereikalavo kažkokių duoklių ir panašiai. Ir kas įdomiausiai, kad tie verslininkai bijojo eiti į policiją, bijojo eiti pranešti apie tuos dalykus. Atsimenu, Vilniui tokia buvo Kopačiaus, reiškia, gauja, kuri iš esmės vos nelegaliai veikia. Registravo apsaugos firmą šitam savivaldybės kažkokiam departamente ar ten skyriuje ir siūlė visiems verslininkams apsaugą. Tai kai čia žiūrint nuo Petro Povilo bažnyčios iki antro pliažo, tai visos ir vienoj pusėje ir kitoj įmonės, restoranai, kavinės, visi mokėjo duoklės. Buvo laikas, data, kada ateidavo ir rinkdavo. Ir jeigu ne, padegdavo. Buvo atveju, kai degė. Ar buvo grupuotė, kuri tikrai prokuratūrai buvo galvos skausmas? Matot, jeigu valstybė rimtai nusprendžia ir parodo valią kovoti, čia tik laiko klausimas. Ne viena gauja neatsilaikys. Bet jeigu jie turi policijoje žmonių, prokuratūroje, gal teisme kažkokius, tai pavyksta išvengti tokių griežtų nuosprendžių, tai aišku, su tokia jau yra sudėtinga kovoti. Bet kad tokia gauja taptų, kuri jau turi, sakysim, ir savo žvalgybą, ir savo infiltruotus pareigūnus, tokia jau, sakyčiau, vieną kitą galbūt galima įvardinti, bet jų tokių daug nebuvo. Tai su jom buvo sunku kovoti. Bet, sakysim, Vilniaus brigada. Tai jinai iš tikrųjų čia buvo pasijutusi Vilniuje šeimininkais, netgi ėjo į Respublikos, reiškia, laikraštį ir ten straipsnį apie tą gaują buvo įspausdintas straipsnis, kur jie tiesiai sako, mes valdom Vilnių. Tai po Lingio nužudimo praktiškai ta gauja buvo sunaikinta. Jau buvo viena iš Lietuvoje tokių stipresnių, kur turėjo ir tarptautinius ryšius, ir turėjo ginkluotę. Kitaip sakant, jau buvo neblogai čia įsitvirtinusi ir valdžioj turėjo savo palaikymą. Kokios bylos susilaukė didelio spaudimo iš visuomenės? Visais laikais visuomenė reikalaudavo greito teismo ir dažnai jiems viskas būna aišku. Bet aš nepamenu, kad būtų toks labai spaudimas, kad štai teiskit. Paimkim tą patį, reiškia, Dekanidzės teismą. 93 metais rudenį padarytas nusikaltimas, 94 metų pabaigoje nuosprendis ir 96 pradžioje įvykdytas. Tai čia 1,5 metų. Tai kaip... Teismų praktikoje tai yra labai greitai. Reikia pasakyti, kad tada nebuvo tos visos teismų sistemos. Nes tokia byla, kur padarytas nužudymas, eidavo iš karto į aukščiausiąjį teismą. Tik tai įsigaliojusi nuosprendį buvo galima apskųsti. Nuosprendis įsigaliodavo iš karto. Tai būdavo praktiškai viena instancija. Dabar jau yra 2 instancijos ir dar kasacinė 3. Gali būti, gali nebūti ta 3, bet 2 tai tikrai yra ir galimybė yra. O tuo metu tokiuose sudėtingose ir nužudymo bylose viena instancija būdavo ir nuosprendis įsigaliojo. Tai tas irgi, reiškia, trumpino laiką. Bet pasakyčiau ir tyrėjai labai gerai ir labai greitai dirbo. Šiandien, kad byla sudėtinga būtų užbaigta per praktiškai metus, retas atvejis. Šiandien jau mes skaičiuojam ir 5 metus jau bylą.
ir jau nebemato didelio, kaip sakyt, rezonanso. O taip visuomenė, kaip, su Lingio byla taip, buvo mitingai, šaukė, rėkė, minioja žmonės, kad štai, kas čia darosi, jau žurnalistų žudo. Teisingai kėlė klausimus, pasipiktino ir viską. Ir mes savo darbą įrodėm, kad sureagavom. Aišku, ne visos tai bylos sėkmingai ištyriamos buvo, bet Vilniuje, kas reiktų pabrėžti, labai geri ir dar išlikę buvo profesionalus kriminalinės paieškos darbuotojai. Jeigu jau kalbėti apie Kauną, jau ten silpnesnė, jau ten nužudimai buvo sunkiau aiškinami, Panevėžy, Klaipėdoj dar prasčiau būdavo aiškinami. Ten visiškai buvo prastai. Tai Vilniuje buvo vieni iš profesionaliausių policijos pareigūnai. Ir čia rezultatai būdavo. Man keista, kad iki šiol Tiomkinas nušautas yra prie savo namų ir iki šiol neišaiškinta. Čia Vilniuje retas atvejis būdavo, kad taip ilgai neišaiškintas būtų nužudimas. Tada, aišku, nužudimai tai ir sprogdinimai, ir šaudimai. Tai čia kasdienybė buvo. Jau buvom pripratę ir turbūt visi pripratę, bet ir tų gaujų skaičiavo apie 100 93 metais. Bet aišku, didelis smūgis tom gaujom buvo suduotas prevencinio įstatymo priėmimu. Tai čia buvo didelis smūgis jiems. Jie tiesiog bėgo iš Lietuvos. Jaunesniai kartai pasakykit apie šitą įstatymą, nes jie... 93 metai, kai jau buvo sukurti padaliniai kovai su organizuotu nusikalstamumu, buvo pasiūlymas, čia, reiškia, atėjo iš Seimo, bet ir aš ten dalyvavau ruošiant tą įstatymą, kad nors nėra, sakysim, 100% įrodymų, bet jeigu operatyvinė surinkta medžiaga leidžia teigti, kad jis yra nusikalstamos kokios tai gaujos grupuotės narys, ar tai galėjo padaryti nusikaltimus, dar net gali būti byla net nepradėta. Jis gali būti 2 mėnesiams suimtas. Ir praktiškai Lietuvoje pradėjo suiminėti tuos, kur policija žinojo, kas dalyvauja nusikalstamai veikloje. Gal trūko įrodymų, gal trūko parodymų, nes tada ir liudyti bijojo. Tai čia buvo jiems didelis smūgis, nes buvo nemažai jų sulaikyta, dalis pabėgo. Kitas dalykas buvo 92, 3 metai, dar 4, kada buvo priimami svarbiausi įstatymai kovai su organizuotu nusikalstamumu. Nes iki tol jų nebuvo. Ir tas pats termino apibrėžimas, kas yra nusikalstamas susivienimas. Toliau, ką laikyti reketu, nes irgi jie bandydavo ieškoti įvairių spragų įstatymuose. Atsirado slapto liudytojo parodymai, kada liudytojas nesirodydavo teisme, o tik tai jo parodymais buvo vadovaujamasi. Ir tada lūžis įvyko, nes iki tol instrumentų trūko. Tai visi šitie įstatymai ir galų gale, jau paskiau man dirbant Seime, mes su Sadecku pateikėm projektą ir buvo pritarta, kad jeigu gaujos narys pradeda duoti parodymus, jis gali būti atleistas visiškai nuo atsakomybės, jeigu jis nėra dalyvavęs nužudant žmogų. Tai labai daug gaujų jau pradėjo tada jau braškėt, birėt. Atsirado ta pati Kauno visos grupuotės, ta pati, reiškia, Panevėžio, Klaipėdos, tie, kur buvo, kaip sakyti, dar užsilikę, iš jų tarpo pradėjo žmonės kalbėti. Ir šitų, reiškia, sakysim, gaujos dalyvių parodymais daugiausiai ir nuteisti. Tas pats Gaidjurgis, tas pats, reiškia, Vertelka, tas pats daktaras ir visi kiti
tai yra jų pačių bendrininkų, jų pačių artimiausių žmonių parodymais jie apkaltinti ir nuteisti. Ar esat patyręs tiesioginį ar netiesioginį politinį spaudimą kažkokios bylos atžvilgiu? Nu, kaip, aišku, tų spaudimų, aišku, būdavo. Ypač, jeigu kažkoks tai labai artimai susijęs su kokia tai politinė partija, koks nors ministras arba koks pareigūnas, jeigu keli bylą dėl jo nusikalstamų veikų, tai aišku, jau už jo stoja didžiausias būrys šitų gynėjų. Ir tai, nu, buvo, čia galėčiau prisiminti ir ne vieną bylą, kur pakankamai stipriai buvau puolamas, kaip čia gali kokį tai, reiškia, tokį garbingą žmogų, politiką traukti atsakomybę. Nu ir aišku, kad tokie susidūrimai. Tai pasižiūrėkit kitaip. Iki turbūt 2000-ųjų, kelintų čia kokių 7 metų, ne vienas prokuroras nebaigė savo kadencijos, 5 metų. Visi buvo, kai tik tai pasikeičia politinė valdžia, jie būdavo atleidžiami, keičiami. Ir tada mes su Sakalu Seime pakeitėm, nes prokuroro skirimo tvarką nustatydavo įstatymas. Tai įstatymą labai lengvai pakeisdavo, kaip skirti prokurorą, ir skiriamas būdavo kitas. Tai mes įtraukiam į Konstitucijos straipsnį, kaip skiriamas prokuroras. Ir nuo tol jau reikia tada Konstituciją keisti, norint prokurorą taip išmesti lengvai. Tai nuo 2000 kažkur tai 6-7 jau pirmą kartą prokuroras pradėjo visus 5 metus atidirbti. Ir dar daugiau Konstitucinis teismas išaiškina, kad prokuroras neprivalo eiti į Seimą, ten aiškintis apie bylas, aiškintis apie tyrimą. Aš, kaip prisimenu, būnant prokuroru, tai nebūdavo turbūt mėnesio, kad nestovėčiau tribūną ir nesiaiškinčiau, kaip ta byla tyriama, kodėl taip, kodėl ne kitaip. Dabar Konstitucinis teismas išaiškino, kad prokurorui tokių klausimų negali būti Seime. Tai aišku, prokurorų šiandien yra didžiulės, nu, kaip sakyti, didžiulės galimybės būti nepriklausomu. Čia viskas dabar priklauso nuo žmogaus. Ar jis nori būti nepriklausomas, ar jis nori kažkam įtikti, pataikauti ir galbūt pasirodyti silpnas. Tai įstatymas šiandien ir Konstitucija jam suteikia tokią teisę – būti nepriklausomu. Tyriant kažkurią bylą, sulaukėt grasinimų? Ar generalinis prokuroras kada nors eidamas namo tamsią naktį turėdavo dairytis per petį? Nu, buvo, sakykime, 1,5 metų, kai Lietuva, sakysim, dar nebuvo pripažinta, tai čia iki 91 rugpjūčio, kai jau tada viskas pučia žlugo, jau čia visi suprato, kad Tarybų sąjunga jau iširs. Ir realiai mus jau pradėjo pripažinti ir ta pati Rusija jau pripažino mus. Taip ir atsitiko tada, už kelių mėnesių ir buvo, reiškia, pripažinta, kad Tarybų sąjungos nebėra. Ir mes tada, reiškia, jau tapom tokie, nu, pasakyčiau, prokurorai visiškai laisvi, nes, nu, nepaslaptis, kad vis bandydavo tą prokuratūrą kažkaip tai, kažkur tai padėti. Vos ne kasmet sakydavo, tai kaip reiškia tą prokuratūrą, ar čia prie Teisingumo ministerijos jungti, ar čia į vyriausybę, ar čia dar ką. Kitaip sakant, vis kaip ją, kad būtų galima šiek tiek valdyti. Dabar dėl manęs, nu aišku, kad buvo visokių, ypač, pavyzdžiui, Dekanidzės byla,
Tai kadangi beveik visą dieną aš praleisdavau teisme, tai ateidavau anksčiau, nes reikėdavo dokumentus pažiūrėti, perskaityti. Nu tai būtinai kažkoks žmogus paskambins, ar ten keli, pagrasins. Nu tai po to pastatė tą tokį aparatą, kuris atpažindavo tos numerius, iš kur skambina. Nu tai važiuodavo, tikrindavo, tai sakydavo keisti tie žmonės, sako, kai kurie galbūt ir psichikos ligoniai. Tai tokio, pavyzdžiui, nu, buvo ties apsauga man skirta tą kartą, kai aš tą bylą, kai palaikiau kaltinimą toje byloje. Mes kalbam konkrečiai apie Dekanidzę. Jo, apie Dekanidzės. Nu, kaip, vat, tas laikotarpis, kur minėjau 1,5 metų, tai aišku buvo toks sudėtingas. Tai, pavyzdžiui, prieš sausio 13-ąją mes nuėjom pas Misiukonį, vidaus reikalų ministrą, paėmėm ginklus. Tai, nu, aš jau nuo sausio 13-osios, gal dar truputį anksčiau, nuo kokio 8-os, jau vaikščiau praktiškai ginkluotas. Aš atsimenu, čia kaip anekdotą, reiškia, važiuodavau, kitą kartą automatas gulėdavo, reiškia, čia šalia mašinai, tai vairuotojas toksai bronius mano, toks karys, bendražygis, sako, prokurorė, aš suprantu, dėl ko jūs žūsit, sako, bet dėl ko aš turiu žūti, sako, aš tai nelabai suprantu. Tai, nu, tada tos gaujos siautėdavo, tos gaujos buvo. Paskiau jau po kiek laiko man vienas atėjo, aš jau nebedirbau prokuratūrai, sako, aš buvau gavęs užduotį sekti. Sakau... Tiesiog prisipažino? Aha, prisipažino. Sakau, tai... O jis atsėdėjo kalėjime čia Vilniaus Rasų gatvėje ir atėjo. Sakau, tai tu papasakok tada, koks mano būdavo maršrutas ar ką. Ir jis man teisingai, nes aš, reiškia, Smetonos gatvėje buvo prokuratūra, sako, jūs eidavot ten per tokią bromą, aš važiuodavau 40 autobusų ten, nu, tuo metu prie Planetos kino teatrą, įsėsdavau. Ir jis man tą maršrutą taip, nu pasakojo viską. Kaip supratau, kad turbūt iš tikrųjų sekė ir fiksavo. Aš taip suprantu, kad jis buvo gavęs užduotį, o paskiau tie, kurie gavo tą informaciją iš jo, kaip nusprendė elgtis, jau jis nežinojo, man nieko negalėjo papasakoti. Tai buvo visokių tokių dalykų. Bet taip, kad būčiau užpultas, ar būtų kažkur tai ten kažkokioje vietoje jau man kėlė, aš būčiau matęs grėsmę sveikatai, kažkaip neteko. Kokia byla jums buvo pati sunkiausia, gal psichologiškai? Nu, žinot, buvo tokia įdomi byla, jinai, aišku, dabar jau nelabai kas ją ir prisimena. Tuo metu buvo banko valdytojas, reiškia, ką tik tai buvęs Litimpex banko valdytojų, tapo valstybinio banko, nacionalinio banko. Ir jisai paėmė ir 20 milijonų banko, reiškia, pinigų pervedė į tą savo buvusį Litimpex banką, kad tam bankė žemės ūkio bendrovės, nu ar apskritai žemės ūkio įmonės, galėtų pasiimti paskolas. Bet tais laikais irgi buvo reikalavimas, kad negalima taip į privatų banką įmesti 20 milijonų, turi būti kažkoks konkursas, turi būti pasiūlymai iš banko, kurie galėtų būti šituo, reiškia, finanso, instrumentų, kurie būtų dalinės paskolas. O jis taip vienasmeniškai atėjo, perveskit. Ir iškilo klausimas, kad jisai, žinodamas, kad jo bankas, buvęs bankas, yra sudėtingoje finansiniai situacijoje, tokiu būdu gelbėjo. Vėliau tą patį patvirtino ir padaryta bankinė ekspertizė. Ir čia, aišku, tokį žmogų iškėlė jam bylą, prasidėjo tyrimas, tai čia jau buvo visa gynybos sistema išstatyta ir laikraščiai, ir aukščiausi pareigūnai,
žodžiu, ten buvo labai. Ir galų gale baigėsi tuo, kad jį išteisino. Jį išteisino, nors ir šiandien aš galvoju, kad tas išteisinimas buvo nepagristas, bet tuo metu, kaip man vienas aukščiausio teismo narys pasakė, jūs per anksti iškėlėt. Va, po 5 metų tokia byla būtų gerai praėjusi, dabar dar per anksti. Tai va, tai manau, kad čia buvo toks bandymas nuo aukšto pareigūno, patraukimas baudžiamon atsakomybėn, bet vat, man dar nuoskaudos likusios iki šiol. Nu, buvo didžiulė gynybos sistema sukurta, kaip jį ištraukti, kaip jį čia apginti. Nu, galų gale taip ir padarė. O kaip rezonansinės bylos? Jūs tyrėt juk ir medininkų žudynės. Jo, mes tyrėm medininkus, bet medininkus labai greitai paaiškėjo, kad čia Rygos OMONas. Aišku, ten tas pirminis etapas, tai visokių ten versijų, visko ten buvo prikalbėta. Bet po to jau buvo nustatyta. Nu ir po to jau, kadangi tie Rygos OMONininkai visi buvo pabėgę į Rusiją, o Rusija vis mažiau ir metams bėgant praktiškai visiškai nutrūko bendradarbiavimas su prokuratūra, negaudavom jokių jau iš jų pagalbos. Tai vat kaip dabar, už akių jie buvo nuteisti. Už akių nuteisti. Tarp kitko, mes kėlėm klausimą, kad Seimas greičiau priimtų įstatymus, leidžiančius teisti už akių. Ir aš tada, nes čia ne tik medininkų, čia ir sausio 13-osios bylos buvo poreikis, nes mes pirmą etapą atidavėm visus teisti sausio 13 byloj. Bet teismas, kadangi nebuvo priimtas įstatymas teisti už akių, tai tuos gražino prokuratūrai atgal, o tos, kuriuos jau perdavėm, ten Burokevičius, visi kiti buvo nuteisti. Tai va čia Seimas užtruko su tuo įstatymu palyginus ilgai, bet kai jis atsirado, tai ta byla pajudėjo greitai į teismą ir buvo pripažinti kaltais. Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo kiek buvo nuteistų ir įvykdytų mirties nuosprendžių? 6? Ne, turbūt daugiau. Aš nepasakysiu tiksliai, bet tikrai ne 6. Man atrodo, turėtų daugiau būti. Nes, nu kaip, nuosprendžius vykdydavo ne Lietuvoje. Ir aš prisimenu, kad Užeinas Vetulevičius, toks buvo vidaus reikalų ministras, kuris buvo atsakingas už įkalinimo vietą, sako, kaupėsi nuosprendžiai mirties, tai ką darysim? Tai sakau, tai ką, vykdyti reikia tos nuosprendžius. Tai sako, ir nebevešim jau į Minską. Nu ir tada buvo parengta instrukcija, kaip turi būti tas nuosprendis vykdomas čia Lietuvoje. Ir buvo pradėti vykdyti šitie nuosprendžiai. Iki, vat, paskutinis buvo Dekanizės nuosprendis. O kiek jų buvo įvykdyta, aš dabar bijau pasakyti, bet man kažkaip atrodo daugiau negu 6. Bet jūs visus, jūsų iniciatyva buvo prokuratūros. Taip, visuose nužudymo bylose prokurorai tyrė, atliko parengtinį, tuo metu vadinosi parengtinis tyrimas, dabar iki teisminis, palaikė kaltinimą teisme ir, aišku, priėmus nuosprendį, jie pagal prokuratūros įstatymą turėjo užtikrinti, kad nuosprendis būtų įvykdytas. Nu, kitaip sakant, prižiūrėjo tą nuosprendžio vykdymą. O ką žinojo tikslę bausmės datą? Nu, tai visų pirma, administracija kalėjimo nuspręsdavo turbūt kada. Kalėjimo administracija, ne prokuratūra? Ne, prokuroras dalyvaudavo šitam procese. Dalyvaudavo ten gydytojas, administracijos šitas kažkoks atstovas. Vat jie surašydavo aktelį, kad nuosprendis įvykdytas. O buvo ir kažkokių kuriozinių atvejų, kad pamenat pat iš... Ar tik rimtas darbas būdavo? Ar buvo koks nors, nu, tikrai kuriozinis, kad ir dabar po 30 metų atsimenat?
Aišku, kad buvo turbūt visko, taigi gyvenimas ne vien tik tai rimtas darbas. Nu, tas 1,5 metų laikotarpis buvo labai įdomus, turbūt. Buvo turbūt Latvijai panašus atvejais, o estai taip ir nesiryžo, reiškia, skirti prokuroro. Kodėl čia viskas įvyko, okupacija? Kad kovo 11 buvo paskelbta atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Ir mane pakviečia Landsbergis, tai buvo 22 kovo, sako, mes žinom, kad atvažiuoja iš Maskvos didelė komisija, ten prokurorai, KGB, ten iš vidaus reikalų ministerijos, kariuomenės. Ir jie nori ištirti, kaip elgtis su kovo 11-osios aktu. Nes jau buvo 15 kovo aukščiausioji taryba, TSRS, suvažiavimas, priėmęs deklaraciją, kad šitas aktas neteisėtas ir jį reikia atšaukti. Ir jie atvažiuoja čia aiškintis. O pagal 11 kovo priimtą laikiną pagrindinį įstatymą, skliausteliuose konstitucija tokia kaip laikinoji, prokuratūros vadovą skiria aukščiausioji taryba. O iki tol prokuratūra buvo super centralizuota institucija, ten eilinį prokurorą iš Maskvos skirdavo, Maskvos prokuroras. Ir staiga čia Lietuvos paskiria jau vietinis, reiškia, išrinktas parlamentas. Tai čia buvo, akibrukštas, didžiulis smūgis. Bet sako, reikia, kad juos sutiktų jau čia paskirtas, pagal mūsų įstatymus. Ir tai jiems buvo didelis akibrukštas. Čia nepasakosiu, kaip jie čia atvažiavo, kaip mes ten su jais bendravom. Ir atvažiuoja, kviečia mane, buvo, kaip jis buvo, Gorbunovas. Buvo aukščiausios tarybos pirmininkas Gorbunovas Latvijai, skambina, sako, mes irgi norim skirti generalinį prokurorą, jūs atvažiuokit ir mums padėkit, kažką papasakokit. Mes nuvažiuojam, jau turim patirties, čia buvo praėję gal kokie pusmetis, nes pas mus kaip, mane paskyrė, aš tada visiems prokurorams pasakiau, kas nori dirbti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, rašot pareiškimus ir kaip iš naujo ateinat į organizaciją. Ir taip atsirado ta jau Lietuvos Respublikos prokuratūra. Mes nuvažiuojam, aš sakau, jūs pagalvokit. Mes paskelbėm, kad atsirado Lietuvos Respublikos prokuratūra, o biudžeto tai neturim, nes visas biudžetas buvo iš Maskvos. Net valytojo gaudavo atlyginimą iš Maskvos. Aš atsimenu, einu pas Prunskienę, sakau, tai atlyginimus reikia mokėti. Kokius, sako, tai iš kur jūs? Sakau, iš Maskvos. Tai pirmą kartą, reiškia, Lietuvos biudžete atsirado prokuratūra eilutė. Tai mes gal, nežinau, keletą mėnesių negavom atlyginimą, bet atlyginimą dirbo. Tai jau aš latviams sakau, pasiruoškit, žinokit, kad nebus jums atlyginimo, arba iš karto numatykit. Tada sakau, užims prokuratūrą, okupuos iš karto, kai jūs paskirsit. Ir taip toliau, taip toliau. Tam pasisakėm, kaip čia mums sekas, viską. Ir tas prokuroras, kurį jau pirmadienį, čia buvo šeštadienis, parlamente mes čia visi buvom susitikę, jisai sako, tai gal užeinam į prokuratūrą, sako, reiškia, aš supažindinsiu ten su savo kolegom. Gerai. O jis jau pirmadienį turi būti aukščiausioje taryboje Latvijos jau paskirtas prokuroro. Ir mes prieinam prie prokuratūros, jinai jau okupuota Latvijai. Dar aš sakiau, kad okupuos po to, kai paskirs, o pasirodo, jie jau nelaukė, kol jį paskirs, okupavo. Tai estai 2 kartus buvo pas mane atvažiavę ir ten prokuroro pavaduotojas, ten dar 3 atrodo. Ir aš jiems viską pasakoju, kaip čia bus, rodau, pažiūrėkit, okupuota prokuratūra, pirmam aukšte įrengtos kareivinės, ten su kulkosvaidžiais, su viskuo, kontroliuoja mūsų darbuotojus. Sakau, pažiūrėkit, kaip bus, viską pasiruoškit, viską. Aha, gerai, išvažiuoja, nedaro. Vėl, reiškia, paskiau aš nuvažiuoju į tą Taliną, sakau tam prokurorui, tai kodėl tu nesiryžti, kodėl pas jūs parlamentas? Man sako, gerai dabar, jeigu man skambina iš Maskvos, aš sako, negaliu, nes man Taline draudžia Talino valdžia. O kai Talinas man liepia, sako, aš Maskvos paskirtas, vienu žodžiu, jis nieko nedirbo 1,5 metų. Aišku, po to prokuratūra visą sunaikino, po to, kai jau pučas įvyko Maskvoje, jų ne vieno neliko. Bet jie 1,5 metų taip gyveno. Tų kuriozų daug ten buvo važinėjant,
tų kuriozų. Tarkim, prieina ten iš Maskvos vienas, sako, klausyk, tu čia nekovok, tu išeik, vis tiek čia nieko nepasieksi, vis tiek čia viskas bus sugrįš į seną vagą ir tada dar pažiūrėsim, sako, gal tave gražinsim čia, jeigu tu maždaug dabar drausmingas būsi. Aš sakau, nesiruošiu, aš paskirtas ir visa kita. Jisai sako, tai tu jau 7 metus jau turi. Aš taip tada galvoju, nu kodėl 7, iš kur jisai žino taip tiksliai, kad man 7 metus jau duos laisvės atimimo. Ir mes gaudavom tokias TSRS aukščiausios tarybos žinias, kur įstatymai buvo rašomi. Ir ateina tos žinios už gal kokios savaitės ar už kelių dienų. Ir žiūri, priimtas naujas baudžiamam kodekse straipsnis už piktybinį TSRS įstatymų nevykdymą, nustatyta baudžiama atsakomybė iki 7 metų. Tai jis jau žinojo, kad man, reiškia, todėl ir sakė, kad 7 metai. Dar, jeigu prisiminti, vat Vilniuje Smetonos gatvė. Anksčiau prokuratūra būdavo Gogolio gatvėje. Nu ir mes galvojam, nu jie okupavo, jiems ten iš Maskvos rašo laiškus, galvojam, kaip jiems dar čia nervus pagadinti. Tai parašėm į savivaldybę laišką, kad pervadinkit šitą gatvę Gogolio į Smetonos gatvę. Galvojam, nu iš Maskvos rašyti Smetonos gatvėje, taigi jiems čia ranka, žinai, nekils. Ir pervadino savivaldybę. Vat vienintelė gatvė Vilniuje yra Smetonos, tai buvusi Gogolio, kur prokuratūra buvo. Nu tai va tokių mes, kaip sakyt, linksmybių irgi iškrėsdavom, kad linksmiau būtų. Bet taip tai buvo sudėtingas labai laikotarpis ir svarbiausia, kad žmonės, didžioji dauguma žmonių išlaikė egzaminą, buvo pasiryžę dirbti, aišku, kurie ten, pagundų buvo, įsivaizduokit, talonų. Tai dabar, reiškia, čia man skaičiavo pensiją, tai tuos talonus paverčia eurais. Tai mano atlyginimas būdavo 50 eurų, tai dabar, reiškia, mano atlyginimas ten iki 100 eurų buvo. Tai įsivaizduokit. O versle tuo metu, jeigu ten rimta įmonė, tai teisininkui $10 000 mokėjo. Ir čia nebuvo jiems dideli pinigai. Tai aišku, buvo vilionė iš prokuratūros ir iš kitų institucijų tų darbuotojų. Bet, pasakyčiau, didžioji dalis išliko ištikimi. Kaip paveikia jūs kaip žmogų darbas prokuratūroje? Būtent po nepriklausomybės atkūrimo. Nu, viso mano darbo stažas virš 20 metų prokuratūroje. Taip, kad galima sakyti, kaip teisininkas aš formavausi prokuratūroje. Aišku, kai pradėjau dirbti, prokuratūroje buvo ne tik tai baudžiamoji teisė, kaip dabar, sakysim, daugiausiai, bet tada buvo ir civiliniai santykiai, ir priežiūra, kaip vykdo įstatymus, ten įmonės, organizacijos. Kitaip sakant, labai buvo plati kompetencija. Tai galėjai tapti prokuratūroje labai, sakyčiau, kvalifikuotų teisininkų, nes daug sričių galėjai praktikuoti. Kitas dalykas, jau kai tu kyli ten karjeros laiptiniais, tu to prokurorų darbo vis mažiau darai. Nes kol ten vadovauji ten kokiem 5-6 žmonėms, tai aš taip buvau visą laiką sau davė žodį, kad aš turiu ir pats atlikti tyrimą, nors vienoj byloj per metus, tai aš pats ir darydavau tyrimus. Bet aišku, kai jau paskui pradedi vadovauti visai Lietuvos prokuratūrai, tai pats savo tyrimais neužsiminėjai. Bet aš vis tiek stengiausi nebūti vien tik administratorius. Vat kas man truputį nepatinka, kad po manęs aš neprisimenu nei vieno prokuroro, kuris eitų į teismą palaikyti kaltinimo. Kad norėtų būti tikrų prokurorų, ne administratoriumi. Nes dabar dar, tarp kitko, prokuratūroje yra kancleris, kuris rūpinasi
buitiniais dalykais, ten statybom ir visais kitais dalykais. Mano laikais tai man pačiam reikėjo šitos dalykus. Žiūrėti, kur pastate bėga stogas kiauras, kur ten langai kiauri, apskritai, kur pastatą gauti, kad prokuratūrai kurti kokio rajono. Tai tie buitiniai ir tie ūkiniai darbai atimdavo daug laiko. Bet aš vis tiek norėjau dalyvauti baudžiamajam procese, dalyvauti kaip prokuroras, tiesiogiai atlikti savo pareigą. Tai vat aš ėjau palaikyti kaltinimą ir toj pačioj Dekanizės byloje ir ten sudėtingose bylose aš ateidavau ir padalyvaudavau tardymuose, kai kada, kad pamatyti, kaip vyksta. Kitaip sakant, aš mėgau tą darbą ir net būdamas generaliniu aš vis tiek jį dirbau. Ir man kažkiek gaila, kad šitie prokurorai staiga tampa vadovais, tampa administratoriais ir prokuroro darbo jau jie nebedirba. Gal krūviai dabar padidėja ar dar kaip, aš nežinau. Bet man atrodo, kad pasirinktų įdomesnę bylą, nueitų daugiau santykio su teisme, pajaustum su teismu, pajaustum kaip teismuose atmosfera, kokie reikalavimai. Vis tiek čia daug duoda prokurorui, turiu minti profesinę prasme. Ne vien tik tai, kad ten žiūrėti, kad ką paskirti, ką atleisti, ką nubausti.